Atostogauti yra gerai, bet dirbti taip pat yra neblogai. Reikia užsikurti automobilį, kad pašiltų. Visą laiką per atostogas prisikaupia įvairių sąskaitų. Grįžęs pusę paros prasėdi prie popierių. Tai labas rytas visiems. Labas rytas. Nu va, praktiškai atitirpo. Nežinau, vieniem patinka žiema, man nepatinka. Aš vasarą gimęs, man patinka šiluma. O sniego tai turim, jo netrūksta. Visoje Europoje šiuo metu netrūksta. O, užgeso mašina. Ką čia šiandien pasileidžiam? Jo, tai gal ne iš ryto taip. Welcome to Denmark. Bet tai kaip eismas skiriasi, kaip Afrikoje važinėja, Maroke ir kaip čia. Jau taip atsargiai. Europa yra Europa. Va, vos pajuda sankryža. Maroke jau būtų kokie 8 pravažiavę. Grįžtame į vieną objektą, į objektėlį, kuris turėjo daug pelėsių. Manau, kad prisimenate. Kas čia parašyta? Naujas tualetas bus. Gerai. Ką darė su tom sienom? Tai tas sienas kokia tai įmonė skuto tinka. Skuto jie tik tai laukinės sienas, tai va šitam kambarį šitą sieną, dalį šitos sienos, šitam kambarį tai šitą laukinę sieną, lango sieną ir dalį šitos sienos, beveik pusę. Purškė chemikalus ant to likučio tinko ir kaip ir viskas. Tai aš tas sienas visas skustas įsitinkavau ir viskas jau yra išglaistuota. Nekreipkite dėmesio į skirtingas glaisto spalvas. Tai tiesiog skirtingi gamintojai, tai nieko nekeičia. Tai vienas tiesiog Raptor mediumas, o kitas Fogo, taip pat mediumas. Suvartojau aš čia jo 6 kibirus. O ką šiandieną veiksiu? Ogi šiandieną reikia abudu kambarius įsišveisti su žirafa ir pasiruošti filco dėjimui. Ant laukinių sienų filco nedėsiu. Nusprendėm, kad dažysim tais vadinamais silikatiniais dažais, kurie yra kvėpuojantis. Moteris truputį panikuoja, bijo, kad vėl neišlįstų pelėsis. O vidinės sienas tiek to kambario, tiek tenais ano kambario bus filcas ir bus normalūs dažai. Su lubom nieko daryti nereikia, tai tiesiog persidažys ir tiek. Tokie tie planai, tokie tie darbai. O virtuvėj, tai irgi truputį patepliota, tai dar reikia kartą praglaistuoti, paskui iššveičiam ir tiesiog perdažam be stiklo audinio. Taip nori moteris. Sako, nereikia man to stiklo audinio virtuvėj. Aš manau, kad tai yra tiesiog dėl taupumo. Medžio dažyti man nereikia, tipo dažysis pati. Tai gerai, aš nieko prieš. Kuriamės žirafėlę ir einame šlifuoti, šveisti. O rytoj bus galima gauti audinį stiklo ir eiti link dažymo. Vienas kambarys padarytas. Ką žinau, išlindo vietomis to tinko,
bet kur dėsis stiklo audinys, tai viskas gerai. O laukinė siena, kur bus tik tai silikatiniai dažai, tai irgi atrodo kaip ir normaliai. Reikia važiuoti parsivežti dulkių siurblio maišų. Tai kaip ir daugiau viskas aišku, švietimas pafilmuosiu sekančią dieną. Labą rytą, labą rytą. Sekanti dienelė. Sekantis darbeliai. Tęsiam darbus toliau. Po šveitimo dar teko truputį pataisinėti. Jau esu pradėjęs filcavimą. Aš tiesiog susiruošiu, kiek reikia juostų ir tada greitai sulipinu. Sekantis kambariukas. Turbūt pastebite, kad visiškai švaru. Pasikeičiau popierius, nes tiek ta Pelėsių įmonė buvo suvariusi tos popierius, kaip šveiti tuos tinkus. Santechnikai taip pat buvo nuėmę radiatorius, nes viską reikėjo ištinkuoti po radiatoriais. Žodžiu, buvo betvarkė, purvina, nešvaru. O aš mėgstu dirbti švariai, jo labiau, kai reikia klijuoti filcą. Kad nekiptų jokios šiukšlės prie to stiklo audinio, tai turi būti tvarkinga, gražu, švaru. Kaip sakiau, kad važiuoju pirkti maišų dulkių siurbliui, tai baigėsi tuo, kad nupirkau visiškai naują dulkių siurblį. Kaip matote, jau su H raide, Asbest. Starmikso firmos, automatinis pasidaužimas yra, rozetė papildoma yra. Gan ilga šlanga, kokių 5-6 metrų, kabelis taip pat ilgas, galingumas nėra labai galingas, 1200 berods, bet kiek dirbau, pakankamai viskas neblogai, visai geras pirkinukas. Jo kaina buvo prekyboje 5700 ar 5600 kronų, tai yra virš 800 eurų. Aš pakalbėjau su vadybininku, sakau, man reikia geros nuolaidos. Tai nupirkau už 3400, tai maždaug yra apie 500 eurų. Tai praktiškai 300 eurų gavau nuolaidėlę. Tai va. Jo, tai dasibaigsiu filcavimą. Kodėl aš būtent va taip darau, kad prisiruošiu ir tada klijuoju. Kodėl iš karto nededu ir nenupjaunu. Tiesiog man taip yra patogiau. Pamenu dar senesniuose video, keletas žmonių rašė, tai tu, sako, pasiguldyk kokį lovį, tipo pjauti prie žemės, atseit taupiau. Danijoje taip nėra, kad filcą metrais pardavinėja. Čia tik tai 2 rūšių ruliukai, 25 metrai arba 50 metrų. Bet kokiu atveju vis tiek lieka to filco kiekvienam darbe, daugiau mažiau, bet jo visada lieka, tai jisai tiesiog būna išmetamas ir tiek. Filcą naudoju va tokį, negruntuotą, dėl klijų filcai. Nėra taip, kad aš dirbu kiekvieną dieną tos dažymo darbus, stengiuosi naudoti gerus klijus, tai šiuo atveju naudoju S-Extra, jau pats žodis Extra sako, kad tai yra stiprus klijai. Yra Danijoje daugybė gamintojų su daugybė variantų, bet šitie tikrai labai neblogi. Kiekis yra 15 litrų, kaina 400 kronų su trupučiu, apie 50 eurų. Klijai, mažas ruliukas, guminė glaistyklė, peilis ir didelis ruliukas. Labai greitas darbas, filcavimas. O dabar siūlę. Prisipjauname. Ištraukiam.
Va, taip ir dirba. Taip ir klijuojasi, o kaip kitaip. Viskas, siena padaryta. Čia šitos sienos likučiai, nedaug. Oi, tu žiema. Bėk iš kiemą. Laikas užkasti, laikas pavalgyti. Milteliai su vandeniu, suplakė ir išgeri. Apgauni skrandį. Jautiesi, kad esi pavalgęs, bet esi nevalgęs. Spėju, kad tai žmona. Ai, ir vėl sniegas, ir visur aprašinėta širdelių. O tai tau. Tai ką, vėl į darbus? Nu, nepatinka man tas žiema, nors tu ką. Truputį vėsoka. Gal jau atšils truputį. Skuba žmonės į traukinį, o aš skubu į darbą. Bute vyksta dažymo darbai ir dažau tokiais dažais, kuriuos matau pirmą kartą. Kaip sakiau, kad pusė buto silikatiniais dažais, pusė buto normaliais dažais. Tai ne, visas butas dažosi silikatiniais dažais. Aš manau, kad jūs žinote, kad silikatiniai dažai tai yra pagrinde kalkių pagrindo ir tie dažai truputį, sakykime, jeigu jos glostai, tai jie truputį dažo rankas. Tai kai nuvyksim, parodysiu aš jums tuos dažus ir truputį pakalbėsim apie juos. Niūri ta Danija, ypatingai tokiu periodu, pilkuma, saulės nėra. Suk ratelė, suk į kairę pusę, pasakyk mergelę, ratelė, suk į dešinę pusę, pasakyk mergeitę. Vo, ir parkingų daug. Nuostabiai prasideda rytas. Tiek daug Danijai barsto druskų ant kelių, kad žmonos automobilis neplautas yra. Nu, da šiais metais neplautas, tai ne juodas, o baltas nuo druskų. Ir prieš pat naujus ėjau technikinę žmonos automobiliui. Keičiau tepalus, tai apžiūrėjom automobilio dugną, tai net nustebau. Jokių rūdelių. Kaip moteris rinkusi dažus, dažėsi kartoną, dėliojo tos kartono lapus prie sienos ir va taip rinkusi dažus. Dar čia matau naujų atspalvių. Pavyzdėliai spalvų. Ai tiesa, dažai yra Keim firmos, silikatiniai, kaip matote. Taip. Va, po kokį porą šimtų gramų yra įpilta kiekviename. 10 pavyzdžių va tokių buteliukų su įvairiom spalvom. Aš juos matau pirmą kartą, dažau su jais taip pat pirmą kartą, dar tokių neteko matyti. Silikatfarbe für innen. Lubos jau dažytos vieną kartą, šiandien dažysiu dar antrą kartą. Tai pakankamai neblogai, žinokit, ir atrodo tie dažai. Tik tai labai greitai džiūsta, reikia su jais gan greitai dirbti. Koridoriukas jau yra išgruntuotas. Va, gruntuotas filcas. Visai neblogai atrodo. Dar 2 dažymai ir bus visai gerai. Turėjau 5 litrus grunto, GV primeris. Aš žinokit spėju, kad gamintojas tų dažų yra vokietis. Labai daug vokiško užrašo. Dar nėra dažų, bet aš labiau laukiu grunto, nes reikia pirmą nusigruntuoti viską. Tai gal putį su akrilu pažaisti. Akriliukas va toksai paprastas, skirtas profams, ne man, bet naudoju aš. Reikia pasiakrilinti aplink durų staktas, aplink apvadus ir gal į tą momentą atvyks dažai, galės eiti gruntuoti. Šeimininkė pasikvietė santechniką, kad pakeisti šitą labai gražų tualetą.
Kažkur buvo lapelis, tai aš jums parodyčiau. Žodžiu, naujas tualetas ir jo pakeitimas tik nuo 1200 eurų. Nei daug, nei mažai. Nei daug, nei mažai. Tai kol viską akrilinausi, aplink duris, aplink apvadus, atvyko ir gruntas. 15 litrų didelis kibiras. Įsisausinu valiukus, išpurto visokius plaukus. Nes aš valiukus plaunu kiekvieną kartą po darbo, kad jie būtų man kitą kartą švarus. Dar tam teikėjui sakau, tai kur dažai? Sako, aš turiu tik tai gruntą. Gerai naustai. Apsivedžioju visus kraštus. Dabar griebsim didelį volą. Tik bamt ir bėgam į kitą kambarį. Kaip nuostabiai atrodo gruntuotas stiklo audinys. Vau, vyva! Kaip viskas keičiasi. Super. Miegamasis išgruntuotas. Šitom sienom grunto nereikia. Čia iš karto jas dažai. Asmeniškai man tai labai patinka tas to stiklo audinio raštas, kuris būna kaip išdžiūsta. Bet jeigu jūs erzina stiklo audinio plaukeliai ant sienos, esate ten alergiški, tai galite pasinaudoti mano patarimu. Pasiemate žirafą, pasiemate 120 popierių, švelniai nušveičiate po gruntavimo, kaip gruntas išdžiūsta. Ir tada tiesiog dažote ir nebus jokio stiklo audinio plaukelių. Tos dvi sienos yra kažkur tai tarp 25-30 kvadratinių metrų. Grunto išnaudojau 15 litrų kibiras, turiu praktiškai vos daugiau negu pusę. Tai išnaudojau kažkur tai 6-7 litrus. O kiek paskui reikės dažų, ant, sakykim, to ploto, ant to 30 kvadratinių metrų, tai kokių 6 litrų 2 kartus dažyti pilnai pakaks. Aš turėjau būti šiuo metu, aš turėjau dirbti šiuo metu su plytelėm. Prašiau šeimininkės, sakau, atsiųsiu savo pažįstamus, jie čia jums išdažys. Sako, norėčiau, kad tu viską pats darytumai. Tai turiu pats viską įsidažyti ir plytelių darbai turi stovėti. Nes pakalbėjau su Irmantu, sakau, ar užsiimtumėte dažymą čia padaryti. Jo, sako, jokių problemų, bet šeimininkė nenori. Apibėgau kampus, o dabar galėsim šokti, bėgti maratoną. Kažkur tai apie 40-45 kvadratiniai metrai. Aš neskaičiavau tų kvadratų, aš tiesiog kaip klijavau filcą, tai pagal filcą žinau, kiek maždaug yra. Tai per abudu kambarius filcų buvo virš 70 kvadratų. Paskutinis. Štai ir viskas. Gruntavimas baigtas. Stiklo audinys nugruntuotas. O dabar pakalbam apie sąnaudas. Kibiras 15 litrų. Kibire dar liko apie 3 litrai. Išgruntuota tarp 60-70 kvadratinių metrų. Sąnaudos 12 litrų. Tai ar sąnaudos didelis?
Manau, kad ne. Tikrai teko skaityti grupėse, Facebook'e. Jėzau, kibirais į tą filtrą reikia pripilti. Ką žinau, 60-70 kvadratų su 12 litrų. Aš skaitau, kad labai nedaug. Šiaip tai viskas, aišku, yra suprantama, žmonės taupo. Gruntas, aišku, jis nėra pigus, glaistuoja tą filtrą, viskas yra gerai. Bet jeigu taip viskas sudėjus konkrečiai, tai dasidedi savo darbo. tą darbą išdalinkant to grunto kainos, tai realiai kaip ir neverta. Įsidažiau dar visas lubas antrą kartą, visur tegu džiūsta. Dažų daugiau šiandieną neatvažiavo, tai kaip ir viskas išgruntuota, lubos išdažytos. Bus galima pratęsti rytoj. Turėtų rytoj būti dažai ir bus galima dažyti sienas. Atsileidžia oras, kaip ir lyja. Gerai, atšils, tai bus gerai. Tai aš baigiu šį filmuką būtent šiuo epizodu. Jeigu turite klausimų, klauskite, pratęsime diskusiją komentaruose. Vakar prisimarinavom skumbriais, tai jau šiandien bus galima valgyti su karštom bulvikėm, taip va, skaniai bus. Tai pirmasis statybinis video šiais metais. Wow! Wow! Laukia visi metai ir manau, kad tikrai turėsiu ką parodyti. Darbų tikrai yra daug. Dėkuoju visiems, kas žiūrėjote. Linkiu visiems gerų darbų. Žvejams ledo storo, ne, dar storesnio, kad neįlūžtumėt. Saugokit savo sveikatą, savo artimus ir pasimatom sekantį kartą. Viso geriausio. Koks laikrodis iš po dažymo.